Jurijau, priimu tavo iššūkį kaip video ambasadorius, kaip miego ambasadorius. Ačiū, paskambinai, pasikalbėjom, tavo idėja buvo visiškai crazy, kad šokti batus ir eit pakast sniego, kadangi aš nelabai noriu ant slidžių lipt. Tai ką, tai iššūkis priimtas, važiuojam kast sniego nuo terasos. O paskui, jeigu dar viskas bus ok, tai dar galima bus ir įlysti į pusnį. Tuo pačiu pasidalinsiu, ką aš gero sugalvojau šiem metam ir čia savo priminimas. Jo, įdomus buvo praeiti 2025 metai, kaip pastaboje rašiausi, kad susigalvojau žodį metams, tai yra valia, tai vat ką ir dabar darau, tai yra valios ženklas. Šiaip keista bus kas sniega ir kalbėti su savim, bet Jurijau, ačiū, kad palaikai. Ir kadangi noriu klestėti ir visiems linkiu klestėti kaip miego ambasadorius, video ambasadorius, šiaip gal reiktų ir susigalvoti dar prekinį asmeninį ženklą myliu save projektui. Nu, bet tiek to. Tai vat, pasirodo, ne taip ir baisu čia ant sniego, su batai, su kepurė, su pirštinėm. Čia kai tas Wim Hofas kuris tenais vaikščia po kalnus. Tai va, koks reikalas. Šiem metam susigalvojau, kad man reikia, aš noriu klestėti, realiai klestėti. Ir kas tas klestėjimas? Tai yra finansinis pradžioj, aišku, kad ir sveikata atlaikytų. Ir ko reikia klestėjimui? Valia, valio, jau kaip ir galiu prisiversti dalykus, ten montuoti video, ten buvo 8, 10, 12 valandų non-stop, tą pasirodo galiu daug nemiegot, daryti dalykų, bet ko nedariau, lig šiol, nors atrodo virš 20 metų verslauju ir noris to sėkmės vadinamos tiek sociume, tiek su savim, tai nematuodavau. Tai vat ką dabar išsikėliau šiem metams, tai yra žodis atskaitingumas. Tai vat, tai dabar kas yra atskaitingumas? Man jisai yra matuoti dalykus, ką aš darau, kodėl aš tai darau ir iš viso to, ko aš noriu, ar iš viso to reikia, tai ar tai yra prasminga, ar tai yra reikalinga pradžiai man pačiam, kaip bebuvę, sociumas yra tik tam, kad aš mokyčiausi iš savo klaidų ir parodytų, kur patobulėti arba kur yra prisigalvojimų, neadekvatumų. Tai Jurijau, tu ačiū tau, man padedi neprisigalvoti nesąmonių ir daugiau žiūrėti savo galvos. Ir netgi vakar tokį vieną fainą video pažiūrėjau, milijardierius pasakojo, kaip jam milijardierius davė patarimą, kuris turi ar 12 ar 13 milijardinių kompanijų valdo. Ir sako, ką tu darai, kad tau taip eina, patark. Ir žmogus jam, jau dabartiniam tą milijardieriui davė patarimą, neužsiiminėt chirne. Tai vat, kas ta chirne? Tai pavyzdžiui, dabar atrodo, vat, kas susniega, bet tai yra reikalinga. Miniau, nepaslyščiau. Darau laivą, todėl kad visus praktiškai metus vengiau edukacinį turinį daryti. Tiek video tema, tiek čiužinių tema, tiek myliu save tema, ten apžvalgų projektas. Aš nemažai padariau, visko daug publikuota buvo, bet praktiškai nekryptingai ir toks pribėgom, biški čia, biški ten. Tai va šiem 26 metam, kurie man jie daugiau kaip kalendoriniai, mokestiniai metai, nes mano metai prasideda su gimtadieniu. Dėl kai sveikinu su gimtadieniu, nenustebk, kodėl sakau, kad gimtadienis yra nauji metai. Ir vat kas man labai gerai su tais vat mokestiniais ir dabar taip susišvietė, kad tas žodis atskaitingumas ir yra labai gera vieta pradėti šios, sakykime, tos kalendorinius metus nuo to tokio tiesioginio atskaitingumo. Tai ką matuosiu? Tai pradėjau rašytis tokį kaip ir knygutę, ko vis vengdavau. Aš suprantu, ten psichologai rekomenduoja ir aš tenais likimo transformacijos bendruomeniai, ten kur jausmų lentelės ir visokie atskaitos taškai, sakykim, kad būti sveikam, sąmoningam. Bet ko aš nedariau, tai nedariau taip iš tokio noro
kad tiesiog man sektųsi, kad kurt vertę žmonėm ir gaunasi, kad aš to nedarydavau, nes, kaip ir, faina būtų, bet kaip ir reikėtų. Tai dabar ką supratau, kad rašydamas dabar jau šiandien yra 9 sausio, tai 8 lapus jau užpildžiau, ką aš konkrečiai kiekvieną mielą dieną nuo sausio 1 dienos veikiau klestėjimo link. Tai ir pačiam atėjo supratimas, kad ko dar nedarau, nors ir prisipirkau įrangos, kadangi kaip video ambasadorius aš turiu pilną įrangos, ten tiek apšvietimo, tiek garso, tiek kamerų, telefonas, jisai mandresnis. Ir viską tą dariau su mintim, kad aš kursiu turinį, o tas turinys, jisai kažkaip neišsipublikuoja. Netgi ant scenos banduome lipau ir mano buvo pagrindinė žinutė, toks kaip ir priminimas savo, nors taip kalbėjau publiką, bet iš esmės buvo priminimas savo, kad išleisti, publikuoti videką. Tai dabar, kad videką publikuoti, reikia pirmą jį padaryti. Man yra lengva padaryti, lengva laisvai kalbėti, jau nebeturiu baimės, nei scenos, nei kameros. Dar būna šiek tiek suvirpa, jeigu prieš ten BNI atsistoju prieš 70-80 žmonių. Bet atskaitingumo tokio, kas iš to, kas yra chirne, ko aš noriu, kas padėtų klestėti ne tik kaip man asmeniškai, bet apskritai su savo tą, ką darau, padėtų žmonėm, būtų naudinga. Tai šie metam savo įsipareigoju būtinai pabaigti Bhagavad Gitą perskaityti. Dabar jau praktiškai įpusėjau, labai nedaug liko antro tomo. Tai ten labai fainiai yra pasidalinta minčių. Suprantu Trockio mokymą, kad nesidalint to, ko žmogus neklausia. Tai aš dabar nieko nemokinu, darau savo įrašą tokį kaip priminimą, nes per gimtadienius darausi tokias refleksijas. Tai dabar nauji metai labai geras momentas refleksiją pasidaryti apie veiklas, nes tas, kas matuojama, nes tai buvo kestiniai metai prasidėjo. Tai žiūrėk, ir terasa nusikasė ir pasirodo ne taip ir šalta. Ir vėlgi, kur dėmesys ten energija, labai fainiai vakar Vytautas dalinosi BNI edukaciją. Ir visiškai aš tam pritariu ir iš dalies ir Vytautai, ačiū tau, nes tu greičiausiai įkvėpi šitą mano veiksmą. Ko aš noriu? Aišku, Nerijus Vienaičiui labai ačiū irgi už kitą kryptį, žinot, ko nenoriu ir ko nedarysiu. Tai mano šie metam noras yra išsiaiškinti, ko aš noriu, ką aš darysiu, ko nedarysiu, kokių žmonių nori akiraty, su kokiais žmonėm nenoriu turėti reikalų. Ir Jūrijau, ačiū tau už pasitikėjimą, kad padedi man pačiam asmeniškai tobulėti, dalinė savo pavyzdžių, įkvėpi, netgi tokiom nesąmonėm, o iš kitos pusės ačiū, kad padedi ir leidi prisilies prie tavo Enzo projektų kūrimo, vystymo, ten video marketingo įdarbinimo. Aš galiu, matydamas, kaip tu laisvai leidi žmonėm tau padėti, kurt. Ir tuo pačiu labai aiškiai žinai, kur tu nori nueiti, netgi jeigu nežinai, nusistatai kryptį ir darai. Tai tas darimas, mano aplinkoj, aš labai norėjau turėti žmonių ir jų yra labai daug. Minimum viena yra ten jau virš 50 jau vien klubiečių, kurie yra darytojai ir verslininkai. Bet kažko vis tiek dar norėjo strūko, tų tikrų darytojų, kurie realiai pasiekė rezultatą, atvirai dalinasi. Ir tu, Jūrijau, esi tas maladės žmogus, tai ačiū tau už palaikymą, už pagalbą, už tuos pokalbius ilgus, tai ačiū už tą draugystę. Tai jeigu sugalvosi kokią nesąmonę, darom, norėsi ją kitą, tik tais prašau tų labai rizikingų veiklų, nes dar negaliu sau leist prasileist kažkur tais ant, pavyzdžiui, kokios ten, nežinau, ekstremalios situacijos, kad paskui galėčiau susižaloti, nes dabar kol kas esu toks pagrindė kaip solo verslininkas, žmogus, nors iš kitos pusės ačiū Evaldai, kad prisijungiai prie Mainstreamo komandos. Tai galiu drąsiai sakyti, kad aš jau nebe vienas ir Neringa labai fainius pradeda rodyti iniciatyvas. Tai aš manau, kad Mainstreamo kaip video komanda per šios metus turėtumėm ir sustiprėti ir prasiplėsti. Aišku, labai fainiai, kad BNI pagalba galima prieiti prie žmonių ir įmonių, kurioms galėsim padėti uždirbti ir iš to klestėti, nes
labai noriu, kad myliu save projektas. Čia mano šito toks didžiausias noras, kad myliu save projektas pasidarytų tą erdvė ir vieta žmonėm, tie, kurie nemoka savęs reklamuoti, nemoka savęs įpakuoti, bet kad toks projektas gimtų, kiek esu pakalbėjęs su įvairiais performanso marketingistais, apskritai brandingo, gali netgi kelių šimtų tūkstančių reikėti, kad kaip atskaitos taškas būtų. Taip, dabar jis yra paleistas, bet toks minimaliai veikiantis, prasitestuoti, ar aš to noriu, taip, aš to noriu ir toliau tęsti, reikia pinigų. Tai aš labai tikiuosi, kad iš čiužinių veiklos ir iš video marketingo paslaugų galėsiu finansuoti šitą socialinį myliu save projektą, kur yra vieša įstaiga. Ir galim bus padėti ne tik tai žmonėm, kurie savęs nemoka įpakuoti ir padėti juos surasti, tiesiog sujungti žmonės, bet ir to pačiu, kad prijungti ir netgi nevyriausybinių organizacijų. Tokį katalogą sukurt, kad galėtų galintis ir norintis padaryti gerą darbą, žinotų, kur tą padaryti. Tai, pavyzdžiui, mane įkvėpė Baldai vienas iniciatyva, kad padėt žmonėm finansiškai, nes jiem gerai sekasi ir kad jie gali dalintis. Tai pasidalinsiu ir savo, ir kitiem, kad mano asmeninis toks kaip ir vyšnė ant torto, ko aš labai norėčiau kaip asmuo, kaip kiek vaikščiosiu čia žemė, kad patapti verslo angelu ir filantropu, ir kaip suprantu, kad tai galėsiu pasiekti tik tai vienu atveju, kai tapsiu tam pasiruošęs kaip asmuo, kaip žmogus. Tai kad tą pasiruošti, suprantu, lipimas iš komforto zonos yra neatsiejama būtina dalis, tai čia valia tas jau praeitų metų, atskaitingumas šių metų, matuosiu, kaip tai veikia, ką darau, ir ačiū tau, linkiu klestėt. Šiaip tai davai padarom vieną bairį, nežinau ar matysis, bet ko nesu gyvenime daręs, sako jaunas, kol yra pirmų kartų, tai nesu papiešęs ant sniego angelą. Davai, papiešiam. Jeigu nesi išbandžius, jeigu žiūri, jeigu nežiūri, viskas sakai, darau šitą video savo. Lauk, čia ar grįši, negrįši, ne, jisai pagauna šitą daiktą pagavo, gal kaip nors va. Ką, su naujais. Su naujais, Jurijau, laukiu tavo sekančio iššūkio. Patiko? Patiko. Linkiu klestėt, fantastiškai išsimiegojus ir pabust pačiu laiku. Ate. Ciao. Gyveris gain.